Šiandien gilinsimės į tai, kaip dirbtinis intelektas yra ne tik technologinis stebuklas, bet ir auksinis bilietas į finansinę laisvę. Sveiki atvykę į mūsų įžanginį epizodą. Dirbtinis intelektas nėra naujai atrasta sąvoka, jo šaknis siekia dešimtmečius. Tačiau dėmesio centre jis atsidūrė tik nesenai. Dėl pažangos dirbtinis intelektas iš teorinio tapo praktiniu, iš išskirtinio prieinamu. Dirbtinio intelekto populiarumas nėra nepagristas. Esame svarbiame etape, kai dirbtinis intelektas iš inovacijos tampa būtinybė. Būtina suprasti, kad tai netrumpalaikė tendencija, o esminis pokytis. Nuo savaeigių automobilių iki virtualių asistentų dirbtinis intelektas skverbiasi kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Tačiau tikroji magija atsiskleidžia tada, kaip naudojame dirbtinį intelektą naujoms pajamų ir inovacijų galimybėms atverti. Verta atkreipti dėmesį ir į neigiamas dirbtinio intelekto pasekmes. Kadangi dirbtinis intelektas ir toliau plinta, kyla didelė darbo vietų praradimo grėsmė. Tačiau tarp šių baimių slypi galimybių vandenynas. Taip, tam tikros darbo vietos išnyks. Tačiau dirbtinis intelektas taip pat sukurs daugybę naujų pareigybių ir verslų. Tai evoliucijos, o ne išnykimo naratyvas. Klestėjimo šioje dirbtinio intelekto epochoje esmė – gebėjimas prisitaikyti ir įžvalgumas. Priimdami dirbtinį intelektą kaip įrankį, o ne grėsmę, galime tapti skaitmeninių inovacijų lyderiais. Nesvarbu, ar esate pradedantis verslininkas, ar patyręs verslo magnatas, ar žmogus turintis technologinių gabumų. Dirbtinio intelekto sritis yra derlinga dirva finansiniam augimui. Pasidomėkime, kaip dirbtinis intelektas gali tapti jūsų finansinės sėkmės priežastimi. Pirmiausia, automatizavimas. Dirbtinis intelektas gali perimti kasdienės daug laiko reikalaujančias užduotis, taip atlaisvindamas jūsų laiką strateginiai veiklai. Štai, žvilgsnis į tai, kaip dirbtinis intelektas gali supaprastinti elektroninio pašto administravimą, susitikimų planavimą ir net klientų aptarnavimą, drastiškai sutrumpinamas darbo valandas. Toliau pakalbėkime apie turinio kūrimą. Dirbtinis intelektas gerokai pagreitina kūrybos procesą, nuo straipsnių rengimo iki grafinio dizaino kūrimo. Pažiūrėkite, kaip dirbtinis intelektas gali parengti tinklaraščių projektus, dizaino maketus ir net vaizdo įrašų scenarijus, sukurdamas tvirtą pagrindą, kuriuo galėsite remtis. Dabar apie duomenų analizę. Dirbtinis intelektas gali perskaityti didžiulius duomenų kiekius ir gauti vertingų įžvalgų verslo sprendimam pagrįsti. Dirbtiniu intelektu paremta analizė gali atskleisti klientų pageidavimus, rinkos tendencijas ir veiklos efektyvumą, suteikdama jums galimybę priimti duomenimis grįstus sprendimus. Tai tik fragmentai iš plataus dirbtinio intelekto potencialo. Kiekvieną dieną atsiranda naujų dirbtinio intelekto įrankių ir taikomųjų programų, kurių kiekviena atveria naujas duris į finansinį augimą. Dirbtinio intelekto istorija rutuliojasi realiuoju laiku. Anksčiausiai įsisavinusieji taps šios skaitmeninės ribos pionieriais, kurie gaus naudos iš įžvalgumo ir veiksmų. Šis kanalas tai jūsų kompasas padėsiantis orientuotis dirbtinio intelekto valdomame finansinėme kraštovaizdyje. Spausti prenumeratos mygtuką, prisijungite prie mūsų bendruomenės ir kartu keliaukite per šią jaudinančią erdvę, atskleisdami dirbtinio intelekto teikiamų galimybių lobynus.